Nu, šitas turbūt yra top 3 keisčiausias video, kurį turėjau nufilmuoti. Nevaidinsim durnelių, visi matėt thumbnailą ir pavadinimą. Šiandien ragausim latviškas sausas davinys, kuris vadinasi sausa usturdeva. Nežinau, čia dabar estiškai labiau ir latviškai. Bet jums kyla klausimas, kodėl čia? Kodėl dabar? Ir kodėl aš taip apsirengęs? Kodėl mes vandenį? Neturiu atsakymo į mano šitus iš jūsų pusės užduodamus klausimus. Čia tiesiog maždaug ką veikia jūsų videografas draugas darbo dienos vidury. O kodėl Latvių sausas davinys? Tai jeigu šitą video žiūrite vėliau negu vyksta Eurobasketas ir aštuntfinalis Lietuva-Latvija, tai jums nieko nereiškia, kodėl dabar filmuoju, bet čia tokia proga artėja. Bus mūsų mūšis su Latviais. Turim parodyti, kuri yra stipriausi iš 3 Baltijos šalių. Estija net nebėra čia included. Aš šiaip tikrai negalvoju, kad čia bus kažkoks kariuomenės kanalas, kur tik tą ir darysiu. Pasitaikė tokią progą, padarėm tokį video. Nesmirda, tai geras ženklas. Ir pradėkime nuo ekstra dalykiučių. Aš neturiu vandens, bet mes esam prie vandens. Turime visą šildymo elementą. Kaip ir lietuviškam susakė, turim informacinį lapelį, kur parašyta energinės vertės, taip pavadint. Beje, dėl to, kad žaidžiam su Latvijais Eurobasketą, aš užsidėjau 2011 metų Eurobasketo maikę, kurią tikriausiai dėviau pirmą ir bene paskutinį kartą, matant, kokio grožio jinai yra. Čia, kad aš jums nemeluosiu, aš esu valgęs latvišką sausą davinį, bet niekada prieš kamerą nesu valgęs, tik valgom prieš kamerą. Žiūrėkit, jie turi 20 gramų cukraus. 2 pakelius po 20, 40 gramų cukraus. Why? Galbūt gert kavą, nes yra 3 Nescafe Classic kavos pakeliai. Štai tokie, parodykime viską kamerai. Va. Ar reikėjo ir šitą rodyti kaitinimo elementą? Lloyd arbatos. Erškėtrožė ir avietės arbata. Išpakuotos 3 vienetus servetėlių. Nežinau, čia net verta rodyti. Medinis šaukštas, ES, ne plasmasė, viskas tvarkoj. Šlapios servetėlės arba, kaip jie mėgsta sakyti, mitros salvetės. Tiksliai jie tokį turi gerą dalyką. Rankų dezinfekcijas gelis arba rankų dezinfekuojantis gelis. Tai toks išsispaudė ir nusivalai rankas. O čia jūs mane girdite, čia jums normaliai tas garsas? Be garso video. Power Gum Watermelon. Gumos arbūzinės skonio. Toks yra šis maišelis. Bet ar jūs galvojat, kad tai pabaiga, o ir ne? Tai turi keistą dalyką. Grausdėtas lecas. Kepinti lešiai. Štai toks va kepintų lešių pakuotė. Koks prisilietė prie manęs, ką tik žuveliokas. Bet atidarykime šią pakuotę. Žiūrėkit, kaip čia parodyti atidaryti. Rodoma yra taip. Imti ir... Ir atsidaro viduriukas. Va, ir tada, nežinau, tikriausiai taip. Viską vertinsime nuo 0 iki 10. Čia skoninė per daugiausiai, bet toks pakramsojimų gal nieko, bet labai didelis pakelis. Nematau, kam reikia tokio didelio. Kai čia baltymuką daug. Ko tu blogai, aš tau nieko neduosiu dar. Vėliau, kai video baigsis, antim duosim lešių. 4 iš 10. Nu gerai, 5 iš 10. Kam jį reikia? Nei skanu, nei ką. O žiūrėkit, įkrito. Mūsų kitas aitemas ką tik įpuolė į vandenį. Ir tai buvo šokoladės batoninis. Šokoladinis batonėlis. Tikriausiai taip vadinasi šis dalykas. Viskas su labai panašiu brandingu. O ne, tiesiog didelė šokolado plyta. O toks va. Nu šito antim tai tikrai negalim duoti. Wait a minute. Šokoladas netoks juodas kaip lietuviškam. Labiau pieniškesnis. Skanus šokoladas. Šokoladas. Pakeičiu nuomonę. Šokoladas 5 iš 10. Ak, tu čia hebra renkas, tu čia bus reikalų tuoj. Tai turim, suprantu, pagrindinį patiekalą, kuris yra pamatėdins. Pamatėdins yra pagrindinis patiekalas. Tai atrodo kaip Santa Marija kažkoks, ne? Kronis firmos. Tai jūs nenorit biškį toliau už video įrašinėjom. Sautėti kapūsti ar cukgalų. Troškinti kopūstai su kiauliena. Tuoj atsinešime vandenuko. Nors galėčiau gal be to vandens. Jeigu jūs dabar mane atakuos, tai jūs pamatysit pirmas muštynės tarp žmogaus ir ančių. Aš nieko neturiu dar. Aš jums po to duosiu. Žiūrėk, kad šiaip galiu įduoti. Pabandom pašerti, nes draugiškas, jis nori valgyti. Tai gal ir muštynių nepamatysi. Žiūrėk. Gal jis bus užsiėmasis dabar. Gerai, atsidarome šitą. Viskas taip pat kaip lietuviškai. Reikia šiukšlės kažkur važyti. Dabar reikia biškį pasemti man vandenuko. Kiek čia reikia? Aš manau, viskas iš akies maždaug. Aš pasemsiu ir tau užklijuosiu. Oi, kiek per daug vandens mes turim dabar čia. Kad ramiai jam būtų dušelė. Žiūrėk, kad čia bus šildymo kamera. Ir tu stebi. Gerai. Ir mane išsikrauni ir neišsijungi. Hebra, viskas sulėsėt jau? Nu, davai dar. Ateikit.
Kol ta šyla, žiūrėkime, ką dar turime čia gerą. Wow. Turim tai, ką nori antis. Turim rudzu maizę ar proteinų. Tai yra, kaip čia paprasta ruginė, ne juoda tamsi duona, kaip mes vadinam, su proteinu. Tai su pagrindiniu patiekalu gal ją reikia valgyti, bet paragaukom tas duoną. O jūs visi norit tos duonos, bet negalima šiaip. Atsiprašau, žinot, negalima jom tos duonos. Na, kad prastoka ruginė duona, gal kiek per tamsi, negu aš norėčiau, bet kaip pakelį esanti duona 6 iš 10. Man visai patinka šiaip duona. Tai. Džervenės kaltetas, spanguolės džiovintos, baltų kraštų razinos, ne? Net neparodžiau pakelio. Ei, kita kamera, kaip laikosi mūsų pagrindinis patiekalas? Supratau, apačioje tai kaista, ne? O ko tu tai prastai čia prižiūri? Filmuojam, opa. Dabar ateina metas jums pasakyti, kodėl mes esam čia prie ežero, nesimato, bet Trakų pilis yra, vos nenukritau. Tai kodėl mes esam būtent šioje vietoje? Todėl, kad aš galvau, kad kai kais pagrindinis patiekalas, aš galėsiu iššokti vandenį, nes šiais metais nelabai buvau vandenyje. Tikrai, kad nesu šitą prabangią maikę šoks. Žiūrėkit, kadangi turiu rankšluostį, išbėgu iki rankšluosčio ir ateinu. Nagi, dėkimės prabangią maikę. Man atrodo, mūsų pagrindinis patiekalas jau paruoštas. Ko jūs čia vlemba? Jos taip vis atsėlinai. Aš tik atsisakau, nebuvo. Tik aš jums tik pasakysiu vieną dalyką, dėl ko būsiu šiek tiek atsargesnis ir gal per daug čia neprirysiu. Nes šiaip yra pasibaigęs galiojimas šito sauso davinio. Tai su kai kuriais dalykais ne taip baisu, bet su pagrindiniu patiekalu šiek tiek baimės kažkokios yra. Aišku, jisai negalioja tik tai 2 mėnesius, bet kas nori taip rizikuoti? Nieks nenori taip rizikuoti. Aš labai tamsu čia. Va toks. Ir čia yra kiaulienos su kopūstais. Kur čia kopūstai, čia bulvės? Pagaliau atėjom tai, ko čia susirinkom. Pažiūrėkime, iš kur tie visi porzingiai, tie visi žagarsai, visi tie tritaškiai jų. Iš kur jie ateina? Iš kur čia tos jėgos? Čia iš tų kopūstų? Iš tos kiaulienos? Kvepia skaniai. Na, kad labai mažai kopūstų jaučiasi. Alia, kad yra kažkoks kopūstų skonis, bet jo pačio nekramtai labai, bet jaučiasi bulvė ir mėsa tiesiog. Na ir va, žinau, kad aš sakysiu, kad čia yra tikrai nieko geriau už mūsų sauseką. 7 iš 10. Nieko čia gero, aišku. Va, su duona gal čia reikia pabandyti, pabandom su duona dar. Ir duona. Ir nieko gero, žinau, kad nepasakysiu. Mažiau būtų negu 7. 6,5 su duona. Arba čia nežinau, kuo daugiau valgai, tuo labiau pavargsti nuo jo. Pabandykim dar tuos kitus dalykučius, gerai? Gal jie pakeičia viską. Peršokim į namus. Nu, kaip pasisekė, kad taip paprastai atsiteleportavom čia. Nekreipkite dar dėmesio, nes mes kraustomės ir čia tokios statybėlės vyksta. Jūs norit pasakyti, aš ir kavą, ir arbatą dabar darysiu? Lloyd arbata. Bum. Lloyd arbatos cukrus. Tikrai ne taip pat dariau. Beje, aš kavos negeriu. Tai čia toks kavos negerėjo įvertinimas. Juokingiausia, kad dabar tikrai bandysiu dalykus, kurie yra prieinami tiesiog civiliam žmonėm. Tai ilkim. Čia jums parodyti reikia. Su valgomuoju šaukštu kavos negerėjas ragauja kariuomenės kavą. Nu tiek cukraus saldu gerai, bet blemas stipri visai nuo tų 3. O čia tai įdomus kontentas, ką? Nu, arbata irgi ką jums rodyti. O, vat arbata tai gerulė. Wow, tokia saldi. Arbata. Šita Lloyd arbata su 20 gramų cukraus pridėto yra 10 iš 10. Nuostabus gėrimas. Ši Nescafe kava, tai yra 3 Nescafe kavos su 20 gramų cukraus. Kaip iš kavos negerėjo, 4 iš 10. Nu, nieko gero. Grįžtam į ežerą. Nu, ir grįžom po namų su padarytom kavom ir arbatom. Nu, pabandykim visus dalykus, gerai? Jūs nesat matę tokio pilno sauso davinio parodymo kaip čia. Paimkime šlapę servetėlę. Nu, drėgna servetėlė, tikrai drėgna. Braudy, ką tu čia valgai? Akmenį, ką tik kando ant. Kaip reikia vertinti šlapę servetėlę? Tvirta visai, va, į šonus. 9 iš 10. Nes vis tiek visada yra kur tobulėti. Turim gelį nuostabųjį. Hydrop etanol. Tai aš žinau, kad jį, va čia yra net nupiešta. Pabandykim nufilmuoti. Nupiešta. Taip, ne? Nu, pažiūrim. Palauk, aš tikrai čia taip darau. Gal čia taip reikėjo laužti, ne?
Ok, aš durnas. Nu tai instrukcijos turėtų būti dar šiek tiek palengvintos kvailiems žmonėm, nes, kaip matot, man sunkiai visai gavosi. Nu, dabar jau tikrai švarios rankos. Nu, geras dalykas. Nu, tokio nėra pas mus lietuviškam. Aš skaitau, kad čia yra tikrai aukštesnė klasė. Duokim 9. Nu, geliukas gerai. Toks geliukas, jis net degus galėtų būti, aišku, per pratybas gal nelabai kažką deginsi, bet jeigu, sakykim, būtų tokios sąlygos, kad reikėtų, nu, tai geras dalykas. 3 servetėlės, miške, gerai. Ar į tuliką, nosai išsipūst, ar... Daugiau kaip ir nelabai yra kam. Reikia... Va, išsipučiau nosytę puikiai. Kodėl jos išpakuotos? Kas čia per nesąmonę? Šiaip keistai supakuotos. 6. Kam jas išpakuot? Kas čia per nesąmonę? Gerai, kad jos yra, bet keistai padarytos. Ir paskutinis mūsų sąraše. Arbūzinė guma. O tu čia ir nuvažiuosi tiesiog. Stop, get some help. 3 gramai, kietoka, sakyčiau, kad visai greitai baigėsi, nes jau baiginėsi. Nemėtinė, kas po sauseko būna smagu. Tokia dantų pastos imitacija, sakykim. Neblogai, iš esmės. 70, kaip kariuomenės guma. Svarbu yra. Dar šiek tiek spanguolių. Nežinau, kiek vertinu spanguolės, bet dar balą duodam į viršų, nes geros spanguolės. Geriausias dalykas, kas man čia patiko labiausiai, spanguolės. Snacksai irgi keisti. Tai manau, vidurkis čia, nu va, čia toks vidurkis yra. Kita vertus, kas antim labiausiai patiko, kaip ir visi žinom. Nu, ateikit, davai, ant galo. Gal jūs norite, kad taip pafilmuočiau? Žiūrėkit. Dar spanguolės įkrito mano. O jūs spanguolės valgot? Reiktų paklausti ChatGPT gal. Ar antims galima duoti spanguolių, nes dabar esu prie ežero ir čia yra tokių ančių ir aš galvoju, ar duoti jiems spanguolių galima. Na, apskritai, laukiniams paukščiams šerti žmonių maistu, ypač kažkuo, ko jie natūraliai nevalgo, nelabai patartina. Taigi, jei abejoji, geriau jau tiesiog nešerkin niekuo, ko jos pačios nesiranda gamtoj. Gerai, tai manau, kad jos spanguolių gamtoj neranda. Tai neduokim. Galvės ežere aplinkui čia lęšiai, tai yra populiarus dalykas, tai nėra kojos negauna ar kažką. Įsivaizduojat, kas buvo keistas ir netikėtas šis mūsų video. Tai jeigu žiūrit šitą video dar iki 25 metų rugsėjo 6 dienos, kuomet Lietuva dar nežaidės Latviją, palinkėkim Lietuvai sėkmės. Jeigu žiūrit po šito laiko, tai nežinau, galit parašyti kokį kitą, pavyzdžiui, sauseką norėtumėt, kad suvalgyčiau, parodyčiau, paragaučiau. Arba jeigu turit kažkokių įdomių sausekų, kuriuos norėtumėt, kad paragaut, galite susiekti su manimi. Ačiū, kad žiūrit ir komentuojat. Iki kito karto. Ate.